Sveiki, tai šiandieną mes esame Tado Ivanausko obelinės sodyboje, čia vyksta restauravimo darbai ir kalbiname restauratorių, kurio vardas yra Gytis. Labas Gyti, mano vardas Dainius. Sveiki. Praeikit. Taigi smagu čia būti ir truputėlį domėjausi apie pačią sodybą ir suprantu, kad labai pasisekė jums restauratoriams, kadangi jūs radote po plokštėmis daug išlikusios autentiškos polichromijos. Taip. Tai esame dabar vilos hole. Matome, kad čia yra ne tik tai mūrinė siena, bet taip pat yra ir polichromija ant medžio. Ar labai skiriasi darbas restauruojant ant mūrinės sienos ir ant medžio, kada būna dažas uždažytas? Skiriasi, bet vėlgi viskas labai priklauso nuo būklės. Tiek ant sienos, tiek ant medžio. Ir, sakykime, su medžiu čia turim ganėtinai gerą išlikimą ir ganėtinai patogų atidengimą. O čia, pavyzdžiui, lauko siena, kuri buvo uždengta medžio plokšte, jokio atidengimo daryti nereikėjo, nes visa tapyba buvo, tiesiog reikėjo nusimti plokštę. Tai tiek ir galiu pakomentuoti. Viskas priklauso, pavyzdžiui, mūriniai sienai, tai nuo to, kaip yra įsilaikęs tinkas. Taip. Dažnai jisai būna byrantis ir jeigu jisai yra byrantis, net ir lengvai prisilietus, galima netekti daug dekoro. Ir kiek žinau, pagal pirminį planą, čia truputėlį nuokrypa į istoriją, tai šita laiptinė buvo suprojektuota atvira. Taip. Buvo laiptai atviri, o laikui bėgant tiesiog gyvenimas privertė užkalti tą laiptinę, spėjama, kad ir nuo šalčio, buvo toksai įvykis ir apsaugoti nuo vagysčių. Ir antrame aukšte gyveno Honorata Ivanauskienė, ten buvo ir Honoratos Ivanauskienės kambarys ir Tado Ivanausko kambarys. Beje, įdomus faktas, kad jie gyveno atskiruose kambariuose, kas tuo metu ganėtinai buvo įprastas dalykas. Na ir mes matom skirtingus dekoro elementus, atidengimus. Kiek čia sluoksnių buvo iš viso rasta, kada darėt tuos atidengimus? Tai jeigu konkrečiai kalbant apie šitą sieną, tai čia turime pasidarę zondą. Ir šiame zonde turime kiek? 3, 6, 8, 9 sluoksnius. Tie 9 sluoksniai priklauso irgi nuo tam tikros vietos, tai yra ganėtinai kintantis dalykas. Kai kur prisideda vienas, kai kur vienas atkrenta. Tai iš esmės čia yra tas rekordinis skaičius, kai turime 9 sluoksnius. Taip. Ir kažkaip specialistai kalba apie tai, kad dažnai daromas yra remontas praėjus 8 metams po pirminio remonto, tai tie sluoksniai maždaug taip ir gaunasi, kad vis būdavo dedamas naujas sluoksnis po 8 metų. Ir dabar kaip čia toliau visas planas, matyti, jau žinote, kas toliau vyks, kurias sienas jūs paliksite, kurias naujai padarysite, nesušau, ne naujai, bet restauruosite. Ir kiek čia darbo reikia įdėti? Tai iš esmės visa šita siena yra konservuojama. Visos netektys yra užtaisomos, jinai visa yra išgydoma, nuvaloma. Ir tas visas netektis mes tiesiog lengvai su lesūra labai skistu ir švelniu dažu patonuosim. O čia, kur turime polichromiją ant medžio ir ant mūro, lygiai taip pat visas netektis susitvarkysime, išgydysim ir lengvai patonuosime. Tai iš esmės viską, ką matote, taip ir bus, tik tai bus sutvarkyta. Gal žinote laiptinę, kaip atrodys, koks budės tonas ant medinės? Dėl laiptinės sunku pasakyti, šituo dalyku nesidomėjau, bet va čia mes turim įdomų dalyką, čia jau yra taisyta buvusi. Martynai, gal galit pafilmuoti iš čia? Taip, jūs dabar kalbate apie šitą porankį. Pirminis porankis yra. Čia jau turime antrinę. Tai matosi, kad pačioj pradžiai buvo laiptinė platesnė. Taip. Taip, ir laiptai buvo platesni padaryti. Taip. Kaip ir minėjome, buvo laiptinė atvira ir tas visas daugiau tas grožis susispindėjo. Ir iš šito kambario mes patenkame iš tos holo, iš prieangio į visus beveik kambarius, į daugumą kambarių. O dabar mes matome
va šitas medžio imituojantis raštas, tai čia vienas iš prie paskutiniųjų, aš taip suprantu, ir greičiausiai darytas sovietmečiu. Taip, čia šita vadinamoji medžio imitacija yra daryta sovietmečiu. Čia irgi turime pasidarę zondą. Taip, labai įdomu. Kuriame demonstruojame, kas kaip buvo. Tai čia ta medžio imitacija atrodo būtent taip, čia jinai jau yra nuvalyta, nes čia visur tas šiurkštumas, tai yra tikriausiai tam tikras gruntas naudotas. Jinai tokia nebuvo autentiškai, jinai buvo tuo metu tokia. Čia greičiausiai, nuo to, atsiprašau, pertraukiau, čia tas gruntas arba tie klijai, kur galva užklijuota ta plokštė. Tai čia kažkokie, grinai kažkoks labai stiprus gruntas. Taip. O po juo, po medžio imitaciją, turime dar tokią vadinamą marmurizaciją. Va, labai įdomu marmurizacija. Dirbtinas marmuras, bandyta padaryti dirbtiną marmurą. Tuo metu buvo labai madingas, visi darydavo jį su vašku, daug šlipavimo, daug ištrinimo. Galima paliesti? Be abejo. Aha, jaučiasi toksai slidumas. Ir jau po juo, čia matosi truputėlį išlenda, yra mūsų ta pirminė siena, pirmoji. Ir jūsų planas yra palikti kurį variantą? Ta pirminė ar ta marmurą? Gal marmurą sunku padaryti? Dabar su šitom visom sienam dar yra čia diskusijų klausimas. Diskusijos dar vyksta, restauratoriai, taip. Yra norima palikti šitą spalvą. Atidengti visas sienas iki šitos spalvos ir demonstruoti ją. Su tuo augaliniu motyvu, trafaretiniu augaliniu motyvu. Taip. Gal galim užeiti į šitą kambarį? Be abejo. Dabar esame kitame kambaryje ir kaip matome vyksta grindų dėjimo darbai. Kiek žinau, senos grindys buvo visiškai supuvę ir einant per jas tiesiog būdavo taip net įdumbama arba linguojama, nežinau, kaip per vandenį einant pripučiamam kokiam nors uždarame baseine. Ir buvo nuspręsta, kad daryti šildomas grindis ir dedamas naujos grindys, bet taip pat matome ir polichromijos gražios išlikusios. Labai ta spalva mūsų akims yra keista, tokia padūmėjusi ir tai yra, aš jeigu teisingai suprantu, tai yra ne pelėsis, bet tai yra kažkoksai, tai tiesiog dažas toksai, ne, toks, kad pažaista su, nežinau, su spalvom, su dažymo priemonė ir iš kokio bandyti išgauti tokį atspalvį įdomesnį. Jo, pati spalva jinai tikrai įdomi, bet čia mes jos švarios ir tokios, kokio jinai buvo, nematome niekur. Supratau. Visur jinai yra, sakykime, purvina, apdulkėjusi, pažeista, net ir to pačio pelėsio tenais kampe yra pėdsakų. Ir čionais dar laukia keletas procedūrų, tai jau grinai naudosim antiseptikus, tam tikrus kompresus, kad bandytume įsitraukti visus purvus su jais ir ištraukti tą tikresnę spalvą, kuri buvo tuo metu. Ir šitoje vietoje matosi jau pradėta daryti bandymas kažkas į tą pusę, tarsi arba čia vyksta darbai tos sienos. Taip. Ir gal galite pakomentuoti truputėlį, va ten matomas zondas padarytas būtent šito trafaretinio apvado, kaip jos darydavo dažytojai? Tuo metu? Taip, tuo metu tarpukariu. Tuo metu, matyt, kaip ir šiandien ta pati technika nėra labai pažengus ar pasikeitus, tai yra tiesiog ant popieriaus lapo, ant kartono ar ant kitokios medžiagos išpjaustomas trafaretas. Pieštuku pasižymį ir įsipjaunė. Ir dedamos skirtingos spalvos. Jūsų trafaretų žmonės dažnai parsiveždavo iš kitų dvarų, iš kitų sodybų. Ir tiesiog. Ir kiek čia maždaug spalvų, arba šitam name dominuojančios gal spalvos yra skirtingos, bet ar 3 spalvų, ar 2, 4 tas trafaretas būna, apytiksliai gal galite pasakyti. Čianais tai turime 3 spalvų trafaretą. Kitame kambaryje, man atrodo, turime 4 spalvų, bet pagrindė yra 2-3 spalvos. 2-3 spalvos, tai. Ja. Ir tas labai įdomus faktas, jūs paminėtas yra, kad tuos trafaretus
irgi arba panašius, arba beveik identiškus, tik tai skirtingomis spalvomis galima rasti ir dvaruose. Galim pasakyti, kad Tadas Ivanauskas, jo tėvai turėjo sodybą Lebiotkoje, tik tai toks pavadinimas, jeigu neklystu, Gardino apskrityje, dabar yra Baltarusijos teritorija, ir kad jisai kaip ir namą patys statė, projektavo, tai irgi tokio dvarelio įspūdis, ne, kad ir ta teritorija didelė yra žemės ir dvaro įspūdis ir kažkokai bandė tą dvarų kultūrą pernešti pas save į sodybą. Ir dar paskaičiau tokį faktą, kad būtent vienas kažkuris iš trafaretų yra identiškas kažkokiam tai dvare, tik tai kad spalvos čia skiriasi skirtingai. Taip. Ir matom krosnis, iš tikrųjų, čia yra, kad yra krosnis gražios išlikusios skirtingos, bet kada jau muziejaus veikloje jos yra veikiančios, bet aišku, jų nenaudos arba naudos labai retai, kad gaisro pavojus yra labai didelis dėl jų. Čia viskas tai yra šiaip labai tvarkingai, ko tikėjomės, tai radom, jokių antrinių nebuvo. Ką tikėjotės, tą radote, tai turite omeny, kad tų sluoksnių buvo, bet jų nebuvo daug ir pakankamai pavyko gerai jums ką padaryti. Man labai asmeniškai yra įdomi ta oranžinė spalva, kad jinai keistai atrodo nuo mūsų akiai ir kiek suprantu, jinai turėtų dar būti ryškesnė. Taip, tai čia vėlgi naudosim tokius kompresus, tam, kad vėl pabandytą spalvą pagyvinti ir parodyti, kokia jinai buvo tuo metu iš tikrųjų. Bet čia, ypatingai šitam kambarį, tai spalvos yra išlikę tikrai puikiai. Autentiškus. Tai gal tai yra vienas iš tų geriausių kambarių? Ar galim taip sakyti? Galima sakyti ir taip. Čia tikrai yra ganėtinai daug visko. Ir čia aišku, stengsitės viską išlaikyti, kiek įmanoma, ir va šito vietoj trūksamos yra, matyt, dalys, kur teks atkurti daugiau. Čia turim atkūrimą, o polichrominis dekoras vėlgi bus konservuojamas. Super. Dar tuo pačiu atkreipime dėmesį į langus. Ir langai yra taip pat restauruoti, furnitūrą matom restauruotą. Čia yra raudonmedžio mediena rankenėlėse. Na ir kada mes žiūrime į visą pastatą iš fasadinės pusės, tai matome, kad langai yra skirtingų dydžių. Tai viena iš versijų yra, kad tai buvo atvežta iš kokio tai parceliuoto dvaro, buvo sudėti langai, bet kiek mano patirtis leidžia spręsti, sakyti, aš tokią prielaidą turiu savo, kad tuo metu mūrininkai nelabai taisyklingai išmūrindavo langus ir tiesiog jau gaudavosi jie tokie, kokie gaudavosi. Išmūrina palieka skylės ir ateina meistrai, išmatuoja ir padaro langus. Gal gali truputėlį pakomentuoti šitą apvadą trafaretinį? Mano supratimu, tai čia toks yra secesinio motyvo, daugiau augalinis. Pagrindė augaliniai motyvai, taip. Taip. Ir jau tokio nėra, jau to art deko labai stipraus. Ir taip pat matom, kad visuose kambariuose yra krosnys, bet greičiausiai prie krosnių polichromijos dar neprisilietėte arba nebuvo planuosi prisiliesti. Nes čia matau, kad toksai jau sovietinis yra uždažymas krosnės ir labai įdomus, greičiausiai gal irgi sovietinis yra zondas padarytas. Didelis toksai su tais apvaliais žaliais. Bet viršutiniam zonde daug kur dominavo atidenginėjant sienas laikraščiai. Va, labai įdomus faktas. Kam buvo naudojami laikraščiai ant sienų? Kartais jie būdavo naudojami kaip išlyginamasis sluoksnis. Kartais. O šiaip tai, mano žiniomis, tai būdavo kaip išlyginamasis. Kad sienos būtų lygesnės, tai sprendimas paprastas imti, klijuoti popieriumi. Ir įdomu, Martynai, galite pafilmuoti pačią krosnį irgi viršui gražus apvadai augalinio motyvo. Yra. Nu, ką čia turim? Čia, ką mes matome iš tikrųjų, tai matom autentišką tarpukarinę rankeną, gražiai įsilaikiusią. Matome dekorą gražų, kad šiais laikais, kažin ar kas stengtųsi tiek padirbėti prie rankenų. Ir žinoma, kad Tadas Ivanauskas, kaip dabar aš, jisai taip pat lietė šitą rankeną. Na ir matome išlikusius
stiklus spalvotus, kuriuo galima rasti taip pat tarpukariniuose pastatuose Kaune. Ir gražiai restauruotos autentiškos durys. Grįšim, griepsim restauratorių, kad jis nepabėgtų dar mums, jam irgi dirbti reikia. Gyti dar biškai patrukdysim. Va, Kautės rabatas gerai. Tai mes dabar esame Honoratos Ivanauskienės kambaryje. Į antrą aukštą Honoratą labai retai, kai įsileisdavo, arba galim sakyti, gal visai net neįsileisdavo. Bet gal truputėlį galite pakalbėti apie pačią polichromę, ar kažką radote čia, ar buvo jos mažai? Tai ko gero yra vienintelis kambarys šitame pastate, kuriame mes neradome nieko. Tikrai buvo daug vilčių ir norų kažką surasti, bet yra vienintelis kambarys, kuriame nėra nieko. Ir dabar mes matom tas sieną šviesiai žalsvą, tai yra spalva uždėta jau kaip ir baigtinis variantas, jeigu teisingai suprantu. Ir kodėl būtent tokią spalvą pasirinkote? Ar tiesiog jūs... Nes remiamės tuo, kas buvo. To, kas buvo. Jūs kalbate, kad nieko nerado, tai tiesiog, kadangi pirmam aukšte stebino labai jūs tie dekorai visi, o čia to dekoro ir nebuvo. Taip pat matome irgi židinį. O, net šiltas. Super. O židinys, krosnį. Čia yra krosnis. Tai va, bet neradote dekoro, bet užtat muziejininkai arba kiti darbininkai irgi rado palėpėse, va čia yra palėpiniai kambariukai, rado labai daug įvairių daiktų prikrautų. Taip. Ir dažniausiai visos įdomybės slepiasi nematomose vietose palėpėse. Ir čia tokių šitoj sodyboj, šitoj viloj labai daug yra tokių užkabarių, kuriuose buvo įdomių daiktų sudėta ir kažkuriam vienam ar tai viename iš jų arba kažkur rado slėptuvę, kurioje buvo šaulės uniforma, Honoratos Ivanauskienės šaulės uniforma. Tai gal mums direktorius papasakos apie tai daugiau. Jūs nežinot, kur ten tą slėpė? Žinau. Ar antram aukšte ar pirmam? Antram. Ar galite mums parodyti, galite tenai prieiti? Jie priklausys, jeigu ten leis išdžiūvusios grindys. Ar... Gerai. Esame antrame aukšte Tado Ivanausko darbo kambaryje. Ir šitos durys buvo užstatytos spinta ir buvo toksai vienas irgi iš atradimų, kad kaip spinta patraukė, tai rado šias duris. Ir įdomus faktas, kad irgi kaip techniškai jos darytos, tai nelabai stengtasi čia yra kažkaip ir atiderinti tas išfrezuotas dalis, kad jos prasilenkia viena su kita. Bet šiaip faktas įdomus, kad va, tokių yra daug vietų, kur galima pasidėti daiktus. Tokių slaptų vietelių. Ir vienoje iš tokių spintų buvo būtent rasta Honoratos Ivanauskienės šaulių uniforma, viena iš pirminių šaulių uniformų. Taip pat Tado Ivanausko smokingas ir kiti įdomus daiktai.